Tai balis 5-4, katamaranas. Čia turim dingę. Didžiulė kajut kompanija. Šitie vartai atsidaro. Šaldytuvų. Vienas šaldytuvas. Antras. Du dideli šaldytuvai. Škiperinė. Kambuzas. Didelis. Priekinis denis. Labai didelis. Priekinis denis. Viena priekinė kajutė. Ten kita priekinė kajutė. Didelė. Flybrizas. Su kriauklė. Šaldytuvėlis. Vairininko postas. Čia staliukai. Čia deginimuose vieta. Tai kajut kompanija kosminio dydžio. Čia galima šokių vakarėlį daryti. Atsidaro. Čia galima golfą žaisti arba fulę kokią tai galima žaisti. Tai gerai, rodau kajutės. Kajutės irgi fantastinės. Fantastinės. Čia yra priekinė kajutė. Tokio dydžio, prabangi labai. Su langais. Čia atskiras yra dušas. Atskiras yra dušas. Atskiras tualetas ir atskiras praustuvas. Stikliukas. Per čia galima papulti priekinę kajutę. Škiperinę. Galima per čia papult. Galima per liuką papult. Lova labai faina. Ilga. 2 metrai. Turi tūliką, atskirą dušą, savo kriauklę. Pakabėlę turi. Žodžiu, pilnas privatumas. Labai gera kajutė. Pakankamai nemaža, kaip škiperinė. Toliau keliaujam į vidurinę kajutę. Irgi nuostabaus dydžio. Tokia vat lova. Su puikiais langais. Tualetas irgi labai fainas, atskiras dušas. Atskiras tualetas, elektriniai tualetai, kriauklės, spintelės. Viskas labai prabangiai, sakyčiau. Durys. Čia vat yra spinta. Čia yra kabykla. Fantastinės kajutės. Toj pusėje irgi tas pats. Analogiškai nefilmuosiu, nes lygiai tas pats. Dar, šaldytuvai tai kosmiški. Dar parodysiu galinės kajutės.
įėjimas į galą. Čia vat per tokį langelį atsidarai, durys langas, atsidarai, yra užuolaidėlės, nusileidė, kajutė irgi lova normalaus dydžio, su šviestuvais, spinta, kabykla, čia yra pasidėt pilna. Čia po laiptais lagaminus galima susidėti, va yra speisas didelis. Čia yra irgi puikus stūlikas su dušeliu, bet neatskira kabina, bet du viename, bet vis tiek gerai. Tai čia papasakojo, nu čia taip pliažas ištisas. Tik ar pliaže tik vietos nėra. Čia dabar yra irgi didelis speisas. Va. Čia yra generatorius. Gamina elektrą, distiliuoja vandenį. Nu aišku, erdvės, durys, praėjimai. Labai daug erdvės. Daug erdvės. Čia varikliai, čia vienas, čia kitas, dideli varikliai. Valdymas. Dvi elektrinės gervės, viena kita. Staliukas. Čia nežinau, su ratu galima susėsti, visai įgula gali susėsti ratu ir vakaroti. Ir dar čia gali kokie 4 degintis. Balės žiauriai gerai eina šitas. Žiūrėk, pučiai yra 4,7 Haltvandas ir einam ant 3,3 mazgo. Pilnom būriam. Grotas kosminio dydžio, stakselis automatinis, žiauriai gerai eina. Taigi jau būriuojam 3 dieną. Galiu papasakoti apie Balė 5.4 katamarano vairavimo ypatumus. Tai laivas, nors ir didelis, katamaranas su automatiniu stakseliu standartiniu ir standartiniu grotu pakankamai gerai plaukia. Dabar yra 7,3 mazgo Haltvandas. Ekraną blogai filmuoja. Ir mūsų greitis 4 mazgai. Tai tikrai pakankamai gerai plaukia jisai. Autopilotas veikia puikiai. Vienvanas yra paprastas. Automatinis trekas. Čerploteris standartinis Raimarino. Kas labai džiugina, tai Yanmar variklio valdymo konsolė. Turi opciją sinchronizuoti abudu variklius, kas sumažina vibracijas. Ir tolygiai abudu variklius suderina. Galima vieną tik tai rankeną reguliuojant, reguliuoti abudu variklius. Fiksacija labai patogi, labai maloni. Kadangi elektroninė rankena, tai yra šiokia tokia apsauga nuo staigaus perjungimo ir sraigto atsisukimo. Kadangi autopilotas įjungtas, tai vairas nesisuka.
atsijungia nuo autopiloto. Vairą labai klauso irgi gerai. Sraigtai yra prieš ruderį. Tai ir lėtai plaukiant pakankamai paklusnus į vairą. Takelažas yra išvedimai, yra dvi elektrinės gervės. Tai yra groto šotai ir stakselio šotas. Furliksas eina tenai. Per šitą gervę galima susisukti. Rifai čia yra priekiniai ir galiniai atskirai groto. Tai irgi gerai, nes trumpesnis virvės ir lengviau reguliuoti rifus, atleisti arba patempti. Erdvės viršuje tikrai labai daug. Susėsti gali 14 žmonių laisvai. Vairininko vieta irgi patogi yra. Būna kietas hardtopas, būna kaip čia tentas. Bet tentas su pakėtinimais galima užlipti ant viršaus prie lazy bago. Čia atsidaro liukelį, jeigu nori burę matyti, bet tas plastikas jau pageltonavęs, taip ir nieko nesimato. Šiaip katamaranas apie 6 metų amžiaus, bet tikrai jau viskas veikia puikiai. Čia dar yra tokių patogumų kaip šaldytuvas, bet 4 apačioje šaldytuvai nėra reikalo. Čia yra kranas. Galima vandenį įsijungti. Aišku, trūksta organizerių, įsidėti stikliniai kažkokie tai laikiklio, nėra nei vienos rozetės, nei 12 voltų. Na gerai, kad nors išvestas atskiras yra VHF pultas. Tai tikrai puikus laivas, puikus burlaivis. Patogu dirbti su juo. Gerai klauso. Geros būrinės savybės.